atvykom į Sloveniją. Dabar, reiškia, ruošiamės rytdienos startui, tai pasiruošimas yra administracinė ir techninė komisija. Atrodytų, kągi jau čia tikrinti tuose elektromobiliuose, bet va, pavyzdžiui, matuoja mūsų slėgį padanguose. Tai ačiū Dievui, kad matuoja, nes mes tai net nežinojom, koks jis yra. Ir turbūt tai nelabai svarbu, bet matyt, kokie nors mūsų galbūt konkurentai ar kažkas pučia per daug, kad turėti geresnį ekonomiškumą, bet va, viską sutikrina ir padaro tokį, koks priklauso tam automobiliui. Pridėjo visokių kažkokių tai dalykėlių, kažkokių tai mums sekimo priemonių. Čia pas mus pilna ir šiaip savų sekimo priemonių, bet dar krūva instaliavo reikalų. Manau, kad gal praeisim kaip nors tą techninę apžiūrą ir varysim toliau ruoštis rytdienai.